paprastų įsigyti. Nes įprastai negyvenamosios patalpos kokybės įrengimo reikalavimai yra ženkliai prastesni ir mažesni, negu gyvenamųjų patalpai taikomi. Tai kaip, tarkime, vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne, apšvietimo reikalavimai, tos natūralios šviesos. Butoj yra tam tikri, sakykime, taikomi minimalūs kambario kvadratūros reikalavimai. Tai yra, turi būti bent 16 kvadratinių metrų vienas kambarys ir 4 kvadratiniai metrai WC kartu su dušo patalpa. Tai iš principo turėtų būti gyvenamosios paskirties jau būstas bent 20 kvadratinių metrų. Tuo tarpu administracinėm kitom viešbučiam vadinamom gyvenamosiom tom patalpom, nors jų paskirtis yra kita, jau tokie reikalavimai nekeliami. Komforto užtikrinimą dar irgi lemia garso klasė. Gyvenamajai paskirčiai mažiausia garso klasė yra C, tuo tarpu administracinėm kitos paskirties patalpoms, ta klasė yra ženkliai mažesnė, o ką tai reiškia praktiškai. Tai yra, kad gali tekti girdėti didesnį triukšmą iš kaimyno ir nebūtinai gyvensite taip ramiai ir saugiai, teks, sakykime, turėti garsesnę aplinką. Žinoma, infrastruktūros reikalavimų taikymas yra ženkliai kitoks. Klausimas yra, ar iš tiesų patenkins poreikius. Tai yra vienas iš tokių, sakykime, kriterijų, tai yra gyvenimo komforto kokybės reikalavimų užtikrinimas ir atitinkamai, galbūt lengvatų klausimus taikyti. Mokestinių lengvatų, taip pat nekilnojamo turto mokestis, kuris dabar visuomenėje ypatingai yra labai svarbus ir kai kurie atsigręžia galvodami, kad galbūt galima apeiti nekilnojamo turto mokesčio taikymą tam tikrais atvejais, kaip pavyzdžiui, Vilniuje yra atleisti dalis gyventojų nuo nekilnojamo turto mokesčio, jeigu jie faktiškai gyvena gyvenamosiose patalpose, bet gyvena savo gyvenamą vietą ir tai yra vienintelis, sakykime, jų turimas